Sveiki. Augalai dažnai vaizduojami dailės kūriniuose. Prisiminkite, kodėl visos pasaulio tautos juos taip gerbia. Ir lietuvių tautodailės dirbiniai dažnai puošiami gyvybės medžio simboliu, o po namų langais visada būdavo sodinamos įvairios gėlės. Prie vienuolynų ir dvarų nuo seno būdavo veisiami dideli sodai, puoselėjami gėlynai. Mūsų laikais įvairius augalai puošia miestų parkus ir aikštes, namus ir kaimo sodybas. O kokie gražūs tie augalai būna rudenį. Ypač medžiai, šalnos pakasti ir tokie įvairiaspalviai. Taigi mūsų šios pamokos tema – auksinis ruduo. Auksinis jis vadinamas tuo, kad augalus nuspalvina pačiomis šilčiausiamis spalvomis, auksinėmis spalvomis. Purpurinė, raudona, geltona, ruda, visais jų atspalviais. Jums tokia užduotis – sukurti šilto arba šalto kolorito kompoziciją, auksinis ruduo ir nutapyti ją guašu arba akvarele. Ką reiškia šilto arba šalto kolorito? Aš jums parodysiu du darbus. Kaip jūs manote šiame darbe, koks koloritas vyrauja? Tai yra kokių spalvų dermė? Čia yra vyraujanti. Taip, čia vyrauja šiltų spalvų dermė. Be abejo, kad šiltos spalvos skambėtų, reikalingas šaltų spalvų, melsvų spalvų, matote, dangus. Na ir kitą darbą parodysiu. Ir kaip jūs manot, koks koloritas šiame darbe yra vyraujantis? Taip, teisingai, šaltų, nes į žalią spalvą yra įmaišyta daug šaltų atspalvių. Ir ta pilka, melsva spalva be abejo yra šaltos. Iš šiltų čia yra saulė ir raudonai spindintys obuoliukai. Labai išraiškingai ir gražiai šiltų spalvų koloritas yra čia, šitame darbe. Tai šiltos spalvos ir čia vyrauja. Matote, auksinį rudenį lengviau yra nutapyti šiltomis spalvomis, vyraujančiomis šiltomis spalvomis. Kaip ir šitame darbe. Taigi, sėkmės jums stebint ir tapant auksinį rudenį.